Ir aš nupirkau, žinai ką, kaimišką vištą. Rytoj. Spėk, kiek kainavo. 100 litų Timo turgui, tai Timo. Ne 100. 60. Nu, aš atspėjau beveik, nes labai geras vietas eina apsipirkti. Ką, pačios geriausias vietas. Izabelė, kur tu eini? Sakyk, aš dabar užduosiu tau tokį klausimą. Tu skaniai gamini? Nežinau, čia, žinai, skonio reikalas, kaip sakoma. Aš manau, kad aš gaminu taip pat turbūt kaip ir, na, neblogai, tarkim, sakykim šitaip. Aš tiesiog žinau du dalykus. Žinau, kad iš principo tam, kad rašyti kulinarinę knygą, ne visą laiką būtina skaniai gaminti. Sutinku. Nepastebėjai tokio dalyko? Sutinku. Kitą kartą skaitai receptus ir supranti, kad neskanu. Pusę ingredientų reikia išmesti. O kitas dalykas, kurį aš noriu pasakyti, kad iš tiesų pagal tavo kulinarinės knygas gaminantys žmonės, jie iš tiesų labai giria, sako, kad labai mergiata gražiai surašo ir skaniai. Skaniai ir tiksliai. Tai tikiuosi. Tai aš turi tokią gerą reputaciją. Kol kas, na, tikiuosi, nes aš iš tiesų tai darau nuoširdžiai ir stengiuosi. Ir iš tikrųjų labai remiuosi savo, tarkim, taip, kaip man atrodo, aš taip ir darau. Aš nesistengiu kažkam tai tikti ir apie kažką tai galvoti. Aš darau taip, kaip man atrodo geriausia ir taip, kaip aš jaučiu. Po reklamos žiūrėkite. Miestas pas mus plečiasi vienas taip, kitas taip, bet jisai plečiasi į šalis. Čia statomas visa pastatų grupė, kurie eina kažkaip nuo viršaus į apačią, ten galima kitą formą dėti, bet jinai yra 3D, mes vadinam 3D išmatavimą, mes jau šitą miestą skaičiuojam kubais, o ne kvadratiniais metrais. Unikalios ir svarbiausia lietuviškos idėjos atsinaujinančių išteklių energetikoje, realūs patentuoti lietuvių išradėjų projektai. Ar esate ką nors girdėję apie pastatą miestą, kurio gyventojų poreikiams tenkinti nereikia naudoti iškastinio kuro? Tai unikalus lietuvių patentuotas projektas atsinaujinančių išteklių energetikos srityje. Ir tokių vizijų yra ne viena, pasakoja Rūta Stalionytė. Įprasta piramidė, o gal kitokia daugiakampė figūra. Iš viso patentuota net 100 šio įdomaus projekto dizaino versijų. Kada nors taip galbūt atrodys net Vilnius. O kol kas, toks ateities pastatas miestas visą reikiamą gyvenimo energiją pasigaminantis savo viduje yra tik brėžiniuose. Pavadintas ziguratu kaip senovės rytų Mesopotamijos slėnio piramidės formos šventovė. Šis lietuvių projektas jungia senovės ir dabarties architektų, inžinierių bei technologų idėjas. Grubiai galim paskaičiuoti, kad susitaupo 10 kartų žemės ploto. Dėl to, kad miestas pas mus plečiasi vienas taip, kitas taip, bet jisai plečiasi į šalis. Čia statomas visa pastatų grupė, kurie eina kažkaip nuo viršaus į apačią, ten galima kitą formą dėti, bet jinai yra 3D, mes vadinam 3D išmatavimą, mes jau šitą miestą skaičiuojam kubais, o ne kvadratiniais metrais. O tai po kiek metų galima būtų tikėtis pamatyti pirmą tokį energetiškai nepriklausomą miestą? Nežinau, ta prasme, tai aišku užtruks, čia niekas dabar nepuls, bet manau gal 30 metų, 40, 50. Bet jūs įsitikinę, tai realu? Aišku, kad realu, jeigu būtų nerealu, negaištuojam laiko. Čia auga javai, gyvuliai, dirba gamyklos, mokyklos, ligoninės, yra sava trimatė transporto sistema. Tokio miesto ribose kiekvienas gyventojas patenkina visus savo poreikius, mažai priklauso nuo išorinio pasaulio, jaučiasi saugiai ir taupo laiką. Svarbiausia, tokį pastatą miestą, naudojantį vien atsinaujinančių išteklių energiją, galima statyti bet kur, netgi dykumoje ar jūroje. Taip puikiai išsprendžiamos gyvenamojo ploto trūkumo problemos, išsaugoma kuo daugiau žaliųjų plotų, mažinama klimato kaita. Kuriamas naujas aplinką tausojantis gyvenimo būdas, sako Kaune dirbantis, bet save pasaulio piliečių vadinantis Ridas, vienas iš ateities miesto autorių. Minčių, aišku, buvo visokių, kad ten pirmose aukštuose turi būti kažkoks tai ten pramogos, parduotuvės, ten taip toliau, aišku, kuo aukščiau ten galbūt ofisai, gyvenamos patalpos. Bet tai čia vėl priklausomai nuo vietos, nuo šalies ir nuo
Ta prasme, vis tiek prie to prieisime. Ir augalų auginimu, ką mes ir dabar darom, ir prekiaujam, ir gaminam. Ir pastatai lygiai taip pat ir apsišiltina, ir tą pačią energetinę pusę irgi daugiau vėjo ir saulės energijos naudoja. Beveik 20 metų Ridas gyveno ir dirbo užsienyje, Europoje, Kanadoje, ilgiausiai Dubajuje, o prieš 3 metus grįžęs į Lietuvą, vienas pirmųjų pradėjo vis populiarėjančių, energetiškai itin efektyvių LED technologijų verslą. Besidomintis viskuo, kas susiję su elektronika ir aplinkos išteklių tausojimu, išradėjas bendradarbiauja su garsiausiais pasaulio elektronikos gamintojais. Pirmuoju reikšmingu savo išradimu Ridas vadina belaidžių namuose naudojamų garso kolonėlių sukūrimą. Kiek vėliau sugalvota unikalių technologinių patobulinimų, šiandien ir pačiam sunku suskaičiuoti, juolab, kad ne visus išradimus verta patentuoti. Patentuoti galima kažkokį tai ilgalaikį dalyką, kuris galbūt turi kažkokią tai prasmę to patento, bet patentas, kuris yra tik tai šiai dienai ir technologijos kinta greičiau negu kad tas pats patentas reikalingas, tai tikrai nėra prasmė. Tai būtent 4-5 vatų lemputėm, tai ką aš padariau, sukūrėm, reiškia, korpuso kažkokią tai dalį, kad reikia patobulinti korpusą, kuris atiduotų šilumą, nes diodas bijo šilumos, jis turi atiduoti šilumą. Į aplinką jo ir pačią mikroschemą, reiškia, irgi tobulinti. Aš, reiškia, kūriau būtent tavo korpusą, kurį reikėjo priderinti, nes nebuvo, reiškia, galimybės padaryti 5 vatų, kad tilptų ir maitinimas. Čia daug tokių problemų buvo. Ir mikroschema, taip? Ir mikroschema, taip, irgi sukurti reikėjo, kuri tai tą padarėm pernai. Visko pradžia idėja, bet be komandos nieko nebūtų, sako vyras. Aš daugiausia sugalvoju naujoves, o jas įgyvendina kiti specialistai. Energetiškai nepriklausomas miestas pastatas tai gal 10, o gal ir daugiau išradimų kompleksas, kuriuos Ridas įgyvendino kartu su bendraminčių komanda. Pernai metais projektas pripažintas geriausiu Lietuvoje, patentuotų gegužės mėnesio išradimu. O visko pradžia – ilgametės ir įkyrėjusios miestų statybos Dubajuje, kur dirbo lietuvis. Ir kilo tokia idėja, kad galbūt ateityje tai yra chaosas ir tas gyvenimas yra chaotiškas ir kažkaip tai tą chaosą nuimti, apjungti. Ir miestas negali pastoviai statytis, kaip ir namas. Jeigu mes pastatom namą ir pastoviai remonte gyvenam, tai yra nepatogumas labai didelis. Tai lygiai tas pats Dubajus, mes kiek gyvenom, mes pastoviai gyvenom remonte. Tai pastoviai tos pačios gatvės yra keičiamos, tie patys pastatai griaunami ir platesnės, siauresnės, ištisas remontas. Tai žmonės visą laiką gyvena remonte. Nesvarbu, kad jų namas neremontuojamas, bet aplinkui viskas remontuojama. Tai mintis buvo tokia, kad pastatyti tą miestą ir kad jis būtų neremontuojamas. Tai yra pastatomas ir jisai stovi kaip pastatas. Ekologinių save aprūpinančių moderniausių sistemų ir žaliųjų plotų unikalus derinys. Tokia šio miesto vizija. Žiūrint iš viršaus, jis atrodys kaip žaliuojantis kalnas su fontanais, sodais, vandens poilsio zonomis. Gyvenamosios terasos žalios, saugios, patogios, neribojančios privatumo. Miestas visai nenaudoja iškastinio kuro, nes energijos poreikį tenkins pastato sienose įrengti saulės kolektoriai, specialios vandens ir vėjo turbinos generatoriai gamins elektrą. Yra turbina, kuri stovi, vadinkime, didelį vamzdį, kur yra vamzdė ir mes iš to vamzdžio gaunam elektros energiją ir gale vamzdžio mes tą energiją pasiemam, reiškia su turbina. O jinai sukas tame vamzdį? Jinai tame vamzdį, jinai nematoma yra. Tai vienas iš variantų statyti tokį miestą jūroje, kas irgi vienas iš patentavimų buvo minčių, kad panaudoti, reiškia, potvynio atoslūgio energiją, jūros srovės. Tai va ten papildymas šito pastato. Čia nedeginamas deguonis, o atmosfera neteršiama anglies dvideginiu. Vietoj įprastos kondicionavimo sistemos vėdinimui iš didesnio aukščio įmamas švarus vėsus oras. O štai transportas galite rinktis vidaus vandens kanalus arba sistemą, kur elektra varomos kapsulės vietoj įprastų orą teršiančių mašinų greitai juda visomis kryptimis. Yra energetinė priklausomybė, yra laiko labai didelis sutaupimas. Galite įsivaizduoti, daleiskim, jūs gyvenate pastate, kur taip pat, jeigu 10 000, 20 000, 100 000 žmonių vis tiek turi būti ir ligoninė ir visa kita. Jūs dabar susirgote, jums reikia skubiai pagalbos kažkokios. Tai jūs per kamščius ar kažkur, tai kol jūs nuvažiuosite, jums gali ir ten, ir pablogėti ar kažkas. Tai yra problemų su laiku nuvažiavimo. Čia yra kelių minučių reikalas, jūs gyvenat kaip ligoninė. Tai yra daug tokių visokių sprendimų. Vaikai į mokyklą eina, nors mokykla, aišku, turėtų būti toj pačioj pastatų komplekse kažkur. Ir saugumo atžvilgių, sveikatos atžvilgių ir visų atžvilgių.
Ateities mieste pastate išradėjai tiesiog sukūrė naujas ekosistemas. Net maisto ir buities atliekos čia virsta naudinga energija, o tarkime žemės ūkio srityje viskas sureguliuota taip, kad augalai neutralizuotų neigiamą gyvulių poveikį aplinkai.